kaip sakant, nusipirk telefoną, nusipirk kamerą ir vaidink realiai išmanantį. Arba galų gale daryk, kaip, tiesiai šviesiai pasakysim, gal kaip mentai daro. Nekreipk dėmesį. Pasiimk savo žaislus. Nes nesvarbu, nuo stogo ar nuspirsi, ar nustumsi, vis tiek, jeigu kamerų nėra, reiškia, bus kažkas užsimušęs. Pats. Jo, kažkas tam minėjo. Tipo, ale, iš savęs gyvybę atimti. Ne, juokauju. Aš pernelyg myliu gyvenimą. Kažkada aš tai minėjau. Bet atsirado, sakant, tų, kurie norėjo sunaikinti. Tu pažiūrėk, stogas dega. Tu pagalvok. Negyvas miške guli. Pagalvok. Juk 23 valandas absoliuti tyla buvo. Ir tu pamąstyk, kad tik 15 minučių tam tikro bele kokio garso, kuris sklinda kaip iš vaiduoklio. Taigi grįžk į save ir galvok, kad aplinkui nieks nepakis. Tik tai, kaip ten sakoma, melas ir apgavystės šitoj šaly tapo kaip religija. Galbūt ne tą žodį panaudojau, bet kaip prasmė melas tapo galingesnis už tiesą. Vartyk kaip nori. Aš tik žmogus be darbo, kuris tik valgyt nori. O šiaip už save pastovėti reikėjo, bet kai kažkada kažkoks žmogus ar būtybė yra pasakęs, galbūt netgi parodžius, kad jeigu muša, atsuk kitą žandą. Mano filosofija užbaigiant, gal jis tiesiog pavargs. Dar geriau, visas gyvenimas sutelpa į pakaušį, o atmintis galvoje. Taigi sekam pasakas tam, kad nieko neturėti. O dar geriau, anekdotus mums pasakoja tam, kad gink Dieve kažką tai turės. Taigi tarpai yra garsesni negu garsai. Ar tyla gali būti tokia prasminga?
kaip kažkada kažkas minėjo. O galbūt tai tik tai silpnas mūsų norėjimas pajusti ramybę, kurios iš tikrųjų daug metų neturėjau, bet patikrinti reikėjo. Ir tai buvo padaryta. Tikslaus skaičių nepasakysiu, bet tai truko mėnesių. Ta tyla, kurią pavadintume nebent tik tai tolumoje vykstančius dalykus arba čia prie pat ošiančius medžių lapus. Ar gerai lietuviai šešis su pusę metų gyvena? Taigi, anekdotai, nes aš žinau vieną žmogų, vieną būtybę, kuri niekad nieko nedarė. Taigi, sveikinu, nauji metai jau beveik atėjo. Ir aišku, kvėpavimas padažnėjo. Dar geriau. Jis vėl šiurpuliukus man sukėlė. Bet šiurpuliai tai tas pats, kas galvoti. Baimė ar meilės? Reiškia, abu apturėjau. Taigi, gyvenimas yra nuostabus dalykas. Reikia mėgautis kiekvieną akimirką, galvoti tai, kas kur vyksta. Reikia suvokti, kad mes esame viskas. O galų gale einame per gyvenimą, kuris nieko iš mūsų niekada neturėjo tam, kad gyventume ir matytume. Nebent karts nuo karto kažką tai išgirsti. Taigi akimirka po akimirkos ir štai jau tu tiesiog nebeieškai pirmo žodžio, kokio pasakyti. Tu ieškai, kaip tiesiog užbaigti. Galų gale, kaip pradžią, taip ir pabaigą vienodai užbaigti. Taigi, ne viskas, ką galime mes turėti, susideda iš to, kas mums gali apglėbti. Jeigu nieko nėra, reiškia, kažko tai, kažkur tai, kažkaip tai, kažkiek tai. Mes nusišnekėjom. Bet neliūdėkime.
čia tik tai eilinė diena.